Ką sveiki, tai sveikinuosi šiandien iš Molėtų. Molėtuose šį savaitgalį vyksta street ir semi-pro etapai. Tai šiandien man reikia labai pasistengti, tikrai sugadino lietus viską. Plius, šiaip iš tikrųjų gerai, netaus susivažiavo, bet dabar vėlgi šildo, vėl gali būti, kad bus sausa šlapia, kas yra visiems vairuotojams labai sudėtinga. O šiaip per pirmą treniruočių sesiją, po pirmo važiavimo pajaučiau išgirdau kažkokį pašalinį garsą, kuris sklido iš dėžės, kaip ir galvojau. Tai antrų važiavimų treniruočių per pirmą sesiją tiesiog pasistačiau, numyniau ir žodžiu, dėžė subirėjo, bėgių nebeturėjau, kirtosi vos iki tralo davažiavau. Tai nukrovėm, greit pasikėlėm, jau turim patirties, kur šiaip patirties su dėžė visi turim, bet kai reikia greitai labai daryti, tai jau esam per Matsūrį keitę dėžę, kadangi pas mane getragas yra, jis byra, reikėtų pakeisti, bet kadangi yra turbo projektas, tai nebeapsimoka čia kiš ZF-o, nes ten bus dizelio dėžė. Tai tiesiog greit pasikėlėm, lindau aš irgi. Kitą balą, nes viskas čia bele kaip lyjo, bėgo viskas tiesiog per nugaras, visas kojos buvo, visa sportinė apranga tiesiog šlapia, dėl to dabar esu su paprasta apranga. Tai viską pakeitėm, ačiū labai Karoliui, Nerijui ir Vaidui, mūsų komandos nariams, mechanikams bei spoteriams. Tai didelis ačiū jiems, viską padarėm greitai, išvažiavau į antrą treniruočių sesiją ir suvažiavau 3 važiavimus. Šiaip davė visiems tik 2, bet paprašiau teisėjų, kadangi neturėjau praeitą sesiją važiavimų, tai davė. Ačiū jiems labai, kad davė ir viskas kaip ir gerai pavyko. Dabar žiūrėsim, kokios bus sąlygos važiuoti kvalifikaciją. Tikiuosi praeiti, nes labai reikia pasistengti išlaikyti 3 vietą. Kol kas tiek. Taip, pradėsiu nuo pasisveikinimo, tai sveiki gyvi. Trumpas komentaras apie šiandien dieną. Tai dabar turim saulytę, kas labai iš dalies džiugina, iš dalies liūdina. Turėjom labai stiprią liūtį, tai šiandien esu pasiruošęs R17 Highfly'aus padangas. Niekada dar nebandžiau su jom važiuoti. Tai va toks pirmas blynas ir džiaugiausi, kad buvo šlapia. Dabar trasa džiūna ir visą dieną treniravomės ant šlapios dangos. Tai bus nauja padanga, dar nepriprasta prie dangos, tai bus įdomu. O ką, šiandien 4 važiavimai pirmoje sesijoje, antra sesija 2 tik tai važiavimai, nes, kaip ir sakiau, lietus labai stipriai sutrukdė mūsų treniruočių tiek laiko, nes vėlgi buvo pora avarijų, kas į blokus atsitrenkė, reikėjo blokus tvarkyti, vėlgi įsitempė viskas. Tai va, taip minimaliai treniruočių. Tai dabar pravažiavom 2 sesijas ir ką, laukiam kvalifikacijos ir laikom špygas, kumščius, čiūrus, viską, ką įmanoma ir bandysim suvažiuoti. Tai va, taip, geros nuotaikytės. Tai va, turbūt pirmoji diena važiuojant komandoje. Šiandieną man bent jau sunkoka, tikrai labai sunki. Treniruočių ant sauso negavau absoliučiai, ant šlapio treniravausi, bet labai sunku išvažiuoti visą trasą ar nesusisukus, ar pagal trajektoriją. Tai iš 6 važiavimų, kuriuos turėjau, kuriuos gavau, kuriuos galėjau padaryti, pavyko tik 1 ir visi jie buvo ant šlapio. Ir dabar panašu, kad kvalifikacija bus ant sauso. Tai vėlgi turėsiu vieną važiavimą beveik visą trasą per naują išmokti ir suprast, kas kur kaip kimba.
tai kvalifikacija bus tikrai labai sunki, jei iš vis įmanoma ir gal gausim šansą rytoj. Япочки. И вверху.
pradėk, Mariukai, tu tada savo įspūdžius papasakok. Tai įspūdžiai tokie, kad diena buvo labai sunki. Tas sunkumas turbūt didžiausias dėl lietaus. Visi šlapi, nežinau, jau gal 3 poras rūbų pakeičiau. Šitie rūbai ne mano. Nuo džemperių, nuo visko rankos, va, nu viskas permirkė tiesiog. Tai šiaip ne taip, nu taip ir šiaip ne taip. Kvalifikaciją praėjau, užėmiau 9 vietą, surinkau 79 taškus. Ir top 32 susitikom su komandos draugu Rapolu Čirba. Kuris jau pabėgo. Jo, norėtų irgi čia šnekėti, bet pabėgo. Tai va, tai lydą pasidariau tikrai gražų, manau, buvo sausa danga, lydas buvo gražus, jis už manęs važiuojant, aš pats nemačiau, bet sakė, kad susisuko, aš kaip ir pajaučiau, nes vienu metu jaučiau, kad jis arti yra, o po to žiūriu, kad kaip ir dingo. Tai turbūt, kad susisuko, tai tada Chase'as. Tai Chase norėjau pasilikti tarpą, nes kaip ir žinojau, kad jau 10-0 turbūt, bet per didelį tarpą pasilikau, galvojau, jau tikrai pralaimėsiu, bet pergalė atiteko man, aišku, visi sirgom tiek už mane, tiek už Rapolą, nes komandos draugas, tai taip ir turi būti, kas laimėjo, tas laimėjo. Top 16 susitikau su Dainium Bikuntu, tai Chase tokią nesąmonę padariau, net keista, kad laimėjau, nes Chase'o metu realiai įgrūdau bėgį, kažkas susankabo, pas mane yra problema, dar iki šiol pasikeičiau cilindrą darbinį sankabos, bet vos va tiek sankabo atleidė, pas mane jau sankaba yra ir dabar vėl jinai nenori įsiminti kažkaip iki galo. Nu, žodžiu, pastovės problemas man su ta sankaba, tai kažkaip neįsigrūdo bėgis. Kaip ir įsigrūdo, išjungiau, o jis jau išvažiavo, jau startas buvo, tai palikau gepą vos ne per 4-5 korpusus ir buvo šlapia danga, nes vėl labai lyjo, tada lydinau, buvau žiauriai lėtas, labai nekybo padangos, visiškai nekybo, kai vežlys važiavau, tai jis nesusitvarkė su tuo mano lėtumu ir tiesiog nugalėjau, dėl to, kad daug kartų įsitiesino, daug liurkų prisidarė, o aš lydą gražiai išvažiavau. O top 8 kritau, kaip visada, nu ne kaip visada, bet jau va. Dažnas atvejis. Dažnas atvejis, kad top 8 krentu. Tai iškritau prieš Jurkų, tai čempioną, dabar man atrodo pirmoji vieta, iš tikrųjų jisai bendroje įskaitoje yra. Tai šiaip gražus važiavimas buvo, pabėgo, iš tikrųjų buvau užspaudęs, bet jis mane žiauriai užspaudė, tai dėl to ir pralaimėjau, tiesiog gal pritrūko patirties, sakyčiau, ar ten sukibimo, ar dar kažko. Tai taip mano diena šiandien ir baigėsi. Buvo visko, bet labai džiaugiuosi už komandos draugus, nes visi 3 praėjom kvalifikaciją. Tadas 20 liko, Rapolas 24, aš 9. Tai labai gerai. Į Tadą sveikinu, nes tikrai pakils bendroje įskaitai, nes 8 vieta liko. Jo, tai aš nukrysiu iš 3, nes Žalandauskas 4 liko berods, tai mane tikrai išmes, nes ant pusę taškelę tik skiriamės. Tai yra kaip yra, dar bus etapų, gal užlipsiu ant podiumo ir dar pakilsiu gal iki tos 3, o gal ir 2. Tai va tiek, Tadai pratęs, kaip tavo dienelė? Man taip pat kaip tau sudėtingai. Jo, labai sunkiai, ta prasme, kišo koją oro sąlygos. Tai šiandien, kaip ir jau prieš tai minėjau, buvau pasiėmęs R17 ratus su naujom padangom, su kuriuom absoliučiai dar nesu važiavęs. Tai jo, tai kol buvo šlapia, tai viskas buvo liuks, bet kai pasidarė sausa, tai nežinau absoliučiai kokius slėgių važiuoti ir taip toliau. Tai pasidarėm vieną slėgį ir iš karto į kvalifikaciją važiavom. Tai prieš tai net negavęs nei vieno važiavimo ant sausos dangos. Tai truputėlį trūko slėgio ir pirmų važiavimų ten 60 prieš kelias taškus surinkau, tai tikrai to nebūtų pakakę praeiti kvalifikaciją, bet antrų paputėm slėgio ir antrų apsitvarkiau, ta prasme, važiavimą ir viskas buvo good, ten 72 taškai berods, tai jo, kaip Marius sakė, 20 vieta. Tai top 3-2 susitikau su Geraldu Čelyševu.
Tai aš kadangi turėjau... Skolintą mašiną jis važiavo? Jo, su skolinta mašina važiavusiai, tai aš turėjau žemesnę kvalifikacijos vietą, tai aš važiavau iš karto Chase'ą. Nu ir jisai ant lydo paprasčiausiai persispaudė, ta prasme, galų į blokus, atmetė priekį ir priekių. Tai kažkokiu tai būdu aš iš paskos važiuodamas sugebėjau neatsitrenkti taip stipriai. Ir jo, jisai mašinos nebesustvarkė, tai laimėjau aš kovą, nes paprasčiausiai jisai net nebandė jos tvarkyti. Ir po šitos kovos kaip ir viskas buvo liuks. Išvažiavau į top 16 ir po pasistatymo pajutau, kad mašina absoliučiai manęs neklauso ir jinai daro dalykus, ką jinai pati nori daryti. Tai kažkokiu tai stebuklingų būdu sugebėjau nepasibaigti blokuose ir oponentas vertė kugelį, gavo 0, tai vėlgi top 16 laimėta. Ir top 8 su Kristupu Pakėnu susitikau, tai bešildant padangas tiesiog reduktorius pasakė ate, sulūžo ir kadangi reduktoriaus mes nebuvome pasiėmę, tai... Ir taip nespėtume niekaip sutvarkyti per 5 minutės. Nebūtume spėję per 5 minutės sutvarkyti. Man, tai vat, taip ir baigėsi ta dienelė mūsų. Tai ką, lauksim kitų etapų. O rytoj man ir Rapolui semipro etapas. Tiksliai, nuogi. Tai rytoj pabandysim irgi padaryti, ką galėsim. Didesnis greitis, bus sausa panašu, bent jau prognozė rodė, kad tikrai bus geras oras. Šiandien rodė, kad bus lietaus, tai taip ir buvo, bet nerodė, kad toks smarkus lietus bus. Tai va, laukiam rytojaus, nuotaikas geras, visi praėjom kvalifikaciją, daėjom su Tadu iki top 8, liuksas. Tai tiek, iki kitų.
ką, tai baigėsi Semipro diena Molėtuose. Šiaip, sakyčiau, sekėsi gal ir gan neblogai važiuot, bet kažką turbūt susižaidžiau blogai su slėgiu, nes kvalifikacijai teko pasirodyti ganėtinai prastai, neprisimenu kelinta vieta tiksliai, bet 24 berods kvalifikacijai. Tai vadinasi, kad iššokau prieš stiprų konkurentą, tai buvo Tomas Butavičius. Tai prieš Tomą Butavičių aš pirmą čeisinau. Ir čiais važiavime, iš tikrųjų buvau visai gražiai prilipęs, gavosi pavyt, starte nepadariau klaidos, kaip dažnai padarau. Jau džiaugiausi, netgi važiuodamas jaučiau, užsikūriau, kad blemba, bus gerai, tikrai. Ir tik persimečiau gazą, numyniau ir dingo antras bėgis. Ir vėl dėžė. Tai va, toks savaitgalis, per šį savaitgalį 2 dėžės Getrago, reiktų dėti ZF-o, gal ir įdėsiu, nežinau, nes šitas motoras keliaus pas Tadą į mašiną. Tai gal Tadui iš karto irgi tada dėsiu su ZF-u, nes čia, kaip žinot, atsiras MPM, 600 arklių ir reikės vis tiek dėti M-kinius pusaščius, plus dėžę ZF-o dizelinį ir panašiai. Tai neverta tiesiog dėti to Getrago atgal, arba nedėti Getrago. Nu, tiesiog viskas keisis, nebežinau kažkiek. Tai va, tai visiškai realiai neapsimoka dėti ZF-o, kaip ir būtų, jeigu ne Tadas, nes tiesiog viskas keisis, reikės viso dizelio balkio, reikės M-kinių pusašių, kurie yra brangus, reikės dizelio 6 bėgių dėžės ir panašiai, nes niekas nebelaikys, bus apie 600 arklių, tai tikrai nelaikys tas, kas yra dabar gale, o apie Getrago dėžę iš vis galima tik pasvajoti, neįmanoma. Tai va, viską reikės stiprinti, įdėsim per žiemą motorą, viską sumepinsim, padarysim, kitą sezoną gal būsim dar stipresni. O šis sezonas dar nesibaigė, pasikeisim dėžę, gal ZF įdėsim, gal Getragą įdėsim ir lėksim toliau, gal dar užlipsim ir ant kokio podiumo. Iki kitų.